Sveiki gerbimieji. Noriu rašyti į šitą video dėl to, kad labai aktuali tema, gaunu labai daug skambučių ir noriu, kaip sakoma, kiekvienam žmogui irgi, kada skambina, aiškinu, bet noriu, kad jūs žinotų ir, kaip sakoma, kol nesusidūrit su šią problemą, iš anksto žinotų, kokios yra niuansai ir kalbėsim būtent apie įrangos kainą. Apie įrangos kainą ir aš papasakosiu, kaip iš tikrųjų susideda ta kaina ir ant ko reikia atkreipti tą dėmesį. Kadangi, čia viskas suprantama, čia kaip kiekvienas yra žmogus, jis nori gauti kažkokią geresnį kainą, sutaupyti pinigėlių ir, kaip sakoma, būtų patenkinti, kad jis, išleido mažiau pinigų nei galėjo, ne? Tai, kaip sakoma, labai malonu. Dėl to, bet yra tokių povandeninių akmenų, kaip galima sakyti, ir reikia jų žinoti. Jie reikia jų žinoti, kad neapsigauti, kad jūs neapgautų, kad kažkokie sukčiai arba apgavikai jūs neapgautų, jūs, kaip sakoma, norėjot kaip geriau, o išėjo kaip visada, ne? Aišku, yra tokia labai gera patarlė, ten, kaip sakoma, nemokamas sūris būna, tik, jūs žinot, kur jo. Tai čia šitai patarlė, man atrodo, ten, labai daug 100 metų ir ta patarlė aktuali iki šių laikų ir gal dar bus dar porą 100 metų aktuali. Kadangi, žmonės, kaip sakoma, jie klysta visada, jie nori kažkokią geresnį, bet ne visada, kaip sakoma, kur geriau, kur, kaip sakoma, skamba geriau, ne visada taip iš tikrųjų realybėje vyksta. Dabar noriu pašnekėti, nes irgi nesenai gavau vieną skambutį nuo žmogaus skambino, sako, žiūrėkit, aš nupirkau šilumos siurblį ir pradėjau jau naudoti, kiek jau mėnesių, 3-4 mėnesius šildymo sezonas yra. Ir man pardavėjas, ten koks, sakysim, Petras, man žadėjo, kad bus taip ir taip, bus tokios sąnaudos, aš taip naudosiu taip, o viskas išėjo ne taip, kaip jis sakė. Aš sakau žmogui, palaukit, bet jūs pirkot pas kažkokį Petrą, bet ne pas mane ir dėl ko pas mane problemos, kažkokios, kaip sakoma, skambina dėl kažkokio problemų. Jūs paskambinkit tam Petrui, kuris jums pardavė tą įrangą, kuris jums žadėjo, kad bus taip ir taip, kaip sakoma, jūsų tokie paaiškino viską, bet taip neišėjo. Sako, tai aš norėjau skambinti tam Petrui, bet jis, kaip sakoma, numeta ragelį, su manims nenori bendrauti. Į mano laiškus neatsakinėja, į ką man dabar daryti. Tai sakau, žinokit, pagal tą, ką jūs pasakėte ir pagal tą įrangą, tai aišku, kad tas Petras jums pripasakojo labai daug pasakų ir, čia nerealybė. Tai prasme, kad, jūs apgavo paprasčiausiai, jums melavo, jūs apgavo tam, kad prakišti, parduoti šią įrangą už tokias ten sumą tokią pinigų, bet iš tikrųjų taip nėra. Visokių tokių klausimų atsiranda labai daug, skambina žmonės, sako, aš tą nupirkau, pas mane taip ir taip, kažkaip blogai. Aš sakau, tai kreipkitės ten pas pardavėją, bet jie ten sako, pardavėjas nenori su manim bendrauti, nenori man aiškintis, nereaguoja. Ir, čia aš nieko negaliu jums pasakyti, padėti, kadangi, tokia yra situacija. Kaip išvengti tą situaciją? Visą pirma, reikia suprasti, kaip susidūri kaina. Pavyzdžiui, kondicionierių, šilumos siurblių, kaip iš ko ta kaina išeina, kaip sakoma, sueina ta kaina, jo. Visą pirma, į kainą įtraukti yra mokesčiai, jo, ta PVM-as yra pajamų mokestis, čia viskas aišku, kad valstybė visada, kaip sakoma, paima savo dalį ir taip turi būti, ne, pagal įstatymus, jo. Tai, kad visą pirma, galiu pasakyti, kad valstybė uždirba daugiau nei pardavėjai. Taip yra, taip nieko nepadarysi, nes mokesčiai tikrai nemažas yra. Vien tik PVM-as yra 21 procentas. Tai mes parduodam įrangą, oficialiai visą įrangą. Visada aš nešneku, jeigu žmonės sako, kaip gal galima be dokumentų, be papirių, aš sakau, pas mus viskas yra švariai. Mes dirbam švariai. Pas mus visada yra sąskaitos, faktūros, garantijos, visi, kaip sakoma, mokesčiai sumokam. Mes dirbam, jeigu noriu dirbti, aš dirbu švariai arba kitaip visiškai nedirbu. Tokia mano pozicija. Gal kiti kažkaip sukčiauja ir po to išeina tokia nesąmonė. Tai kad dabar kaip ko pasakėjau, tai kad aišku, kad mokesčių priklauso, kaip sakoma, sueina, tai mokesčiai turiu aš pridėti PVM ir pajamų mokestis, ta prasme, pelno mokestis. Tai gaunu ir turiu šitą įtraukti į kainą ir po to antras dalykas, kad dėmesio,
šilumos siurbliai, kondicionieriai, garantinė atsakomybė duoda pardavėjas, ne gamykla, ne atstovai, o būtent pardavėjas. Į pagal Lietuvos įstatymus irgi taip yra. Sakysim, dabar žiūrėkit, situacija tokia yra. Aš pardaviau, sakysim, ne aš, sakysim, kitas pardavėjas, kuris nori ten uždirbti, prakišti savo įrangą, sakysim, padarė labai mažą žymą kainą tą įrangai, kokiam kondicionieriui pastatė uždarbį 40 eurų. Jis grinai, pavyzdžiui, atskaitus mokesčius, gauna pelną 40 eurų nuo to kondicionieriaus. Dabar sumontavus tą kondicionierį, padirbus ten mėnesį, 2 mėnesiai, atsiranda kažkokia problema. Ir kur turi kreiptis pirkėjas? Pirkėjas turi kreiptis pas pardavėją. Dabar man skambino pirkėjas, sako, yra problema, sakysim, blogai šaldo, blogai pučia, neveikia kažkokia funkcija, ką man dabar daryti? Mes iš tikrųjų visą pirmą turim išsiaiškinti, kame problema. Taip yra. Kol nesužinosi, kame problema, negalėsi ją pašalinti. Tame, kad sužinoti, kame problema, kadangi įranga yra sumontuota, ir mes negalim padaryti taip, kad, sakysim, pardavėjai kompiuterių, ten planšetų, mobilų telefonų, gali sakyti, vežkit ten į garantinį servisą, remontas yra ir tam jums arba pataisys, arba nepataisys, ten viską pasakys. Ne, įranga sumontuota ir mes turim važiuoti pas klientą. Tame, kad padaryti diagnostiką, visą pirmą, sužinoti, kame atsirado problema. Ar iš tikrųjų ta problema yra? Dar vienas klausimas. Nes būna žmonių kažką tai prisispaudė, kažką tai tą minių kažką tai užėjo, kažką tai jiems pasirodė, kad kažką tai garsiau pradėjo daryti, ar kažkaip tai mažiau pūsti, dar kažką tai. Iš tikrųjų, jokio gydimo nėra, pas žmogaus paprasčiausiai, kaip, būna, tai pasirodė, lyg tai kažkas yra, bet įranga viskas veikia normaliai. Bet irgi tam, kad žmogui, sakysim, įrodyti jam, kad jam pasirodė įranga veikia normaliai, reikia nuvažiuoti pa žmogų ir paaiškinti, pajungti, parodyti, kad viskas ok, viskas gerai veikia, jums tik pasirodo, bet jokių problemų nėra. Vėl reikia atvažiuoti pas žmogų. Ką reiškia vėl atvažiuoti pas žmogų? Reiškia meistras turi važiuoti su automobiliu, gaišyti savo laiką, darbo laiką, savo kūrą ir visą kitą pas klientus. Ir dabar, jeigu žmogus, kaip sakoma, kažkas uždirbo 40 eurų ant kondicionierių, tai kad nuvažiuotų meistras, patikrintų, padarytų diagnostiką, reikia, grubiai sakant, apie 150 eurų. Tai reiškia, kad jau tas pardavėjas eina, ne tik atidavė grąžino visus pinigus, kuriuos uždirba, bet eina į minusą. Jis turi damokėti savo pinigais tam, kad aptikti problemą. Kas vyksta toliau? Aptikum problemą, bet iš tikrųjų būna taip, kad, sakysim, pasijungiam ten, pažiūrėjom, parametrai tokie, toks triukšmas ten veikia, šitą neveikia, ir mes, kaip sakoma, pažiūrėjom visus parametrus, nuėjom, ir dabar mums reikia dar susisiekti su atstovais, kurie, kaip sakoma, atstovauja tą įrangą, jie ten susisieks su gamintoja, su gamykla ir spręs, kas iš tikrųjų gali būti, kas sugedo, kur reikia žiūrėti ir kokį detalį reikia pakeisti. Tai, kad padarėm diagnostiką, grįžom atgal namo, po dienos, sakysim, gavom iš atstovų tokios, sakysim, pasakė, kad jo, tikriausiai sugedo tam valdymo plokštė, arba dar kažkoks daviklis, treigis vožtuvės, dar kažką, tai, ten daug visokių, kaip sakoma, sudėtinga ta visa technika irgi nelabai paprasta yra. Ir tada vėl darbuotojas, montuotojas važiuoja, arba ten servizistas važiuoja pas klientą, nuima tą detalį, išardo įrangą, atvežė pas atstovus, atstovai dar patikrina, jo, jie blogai veikia ir mes pakeisim. Ir po to parašė laišką mums, kad taip, šitas mazgas yra tam brokotas arba sugedo. Mes jums dabar galim iš sandėlio duoti kitą mazgą, tą detalę pateikti, bet vėl reikia jiems, kad jie pateiktų, surašyti krūvą užsakymų, ten kodėl gydymas, koks gydymas, ten numeriai. Čia dar visą valandą turime sugaišti, kad atsiųsti jiems visus dokumentus, kad jie mums duotų detalę tą nemokamai.
pagal garantiją. Arba jeigu sandėliai nėra, turim tada jie užsakinėja ten iš Europos sandėlių, iš gamyklos, ir kol tada atvažiuoja ta detalė, mums sako, detalė atvežta, ir mes vėl turim važiuoti pas klientą, kad sumontuoti, įdėti tą naują detalę. Tai atstovai arba gamykla kompensuoja tik tą detalę, kainą tos detalės. Visas važiavimus, montavimus, visą kitą turi pardavėjas, montuotojas paimti ant savo balansą. Ta prasme, 3 kartus važiavimą, grubiai sakant, minus 450 eurų, uždirbo 40 eurų. Tai reiškia, savo kišenės turi įmonė sumokėti 410 eurų. Dabar, kad jūs normaliau suprasti, pavyzdžiui, tokią situaciją aš galiu pasakyti. Jūs dirba, sakysim, mokytojas arba mokytoja mokykloje. Ja? Ir, sakysim, praėjo tas semestras, ten jūs fizikos mokytojas, sakysim, arba chemijos mokytoja, praėjo semestras ir pas direktorių kreipėsi tėvai, pavyzdžiui, kokį ten 1 vaiko, 2, 3 vaikų. Ir pasakė, kad žinokit, per šitą ten semestrą mūsų vaikas nelabai suprato jūsų programą, kada jūs sakot, nelabai sugauna. Jūs tikriausiai kažkaip tai blogai papasakoja, blogai pateikėt šitą programą ir mūsų vaikai kažkaip tai nelabai suprato. Ir tada švietimo ministerija jums siunčia laišką. Žiūrėkit, jūs dirbat visą semestrą, mes sumokėjom jiems atlyginimą, tas, grubiai sakant, 8 000 eurų. Bet kadangi mokinės arba 2 mokiniai nesuprato jūsų tos temos, jūsų to dėstymą, jums reikia gražinti tos 8 000 eurų, kuriuos mes sumokėjom atlyginimą, ir dar damokėti 8 000 savo pinigų iš savo piniginės, arba parduoti tą namą, būtą, mašiną, automobilį, paimti kreditą, gražinti, kad kompensuotų. Norėtum jūs dirbti tokį darbą? Aš abejoju, kad jūs neįtum tokį darbą pagal tokią sąlygą, sakytumėt, čia nesąmonė. Tai grinai panašiai yra ir čia. Pardavėjas, pavyzdžiui, kaip ir mes, jeigu nenori bankrutuoti, nenori, kaip sakoma, kad įmonė jau nustotų veikti, jis įtraukinėja tos išlaidos būsimas. Aišku, aš nesakau, kad jis dadeda tos 400 eurų, bet jis dadeda kažkokį ten pinigų sumą, kadangi atitikus kažkokią problemą, kad jis gali nusiųsti tą meistrą, viską sutvarkyti pagal tos garantinius įsipareigojimus, jis neės jodą minusą, aš kaip sakau, aš nesakau, aišku, jis jau patirs kažkokios nuostolius vis tiek, bet neės jodą minusą. Nes jeigu bus vienas, kitas atvejas, trečias, o garantija 2 metai, 3 metai, tai per tos metus galima viską atitikti. Kad jis nepatirtų labai didelių nuostolių, kad jo įmonė neužsidarytų, jis turi įtraukti. O kada, jeigu jums siūlo labai mažą kainą, tam beveik savikaina jums parduoda nuo didmeniškos kainos, nuo didmeninės, nuo tos, kuris atstovai, oficialus atstovai, kaip sakoma, pardavinėja jau jie. Tai labai klausimas yra labai didelis. Jeigu atsiras pas jūs kažkokia problema, ar norės tas pardavėjas už savo lėšus tvarkyti jums šitą problemą? Dažnai būna taip, kad pardavėjai, sakysim, montuotojai sako, tai galit, norit, papigiai truputį, bet tokių dokumentų aš jums nerašysiu. Be sąskaitos, faktūros, be nieko. Supraskit vieną, jeigu jūs taip daro, jūs negaunat jokios garantijos. Jokios. Sugedus įrangai, jis pasakys, nieko aš nežinau, viso gero. Bet jeigu jis nedavė garantiją kažkokią, išrašė popierius, bet po to sugedo, jis pradės kažkaip tai jums atkalbinėti, čia jūs ten kalti, čia nieko nežinau, čia dabar nieko negalim padaryti, ir pas jūs bus labai ilga ceremonija. O galbūt po metų, po 2 jūs paskambinsite, pasakys, kad ta įranga jau, ta įstaiga jau įmonė bankrotavo, šeimininkai jau nėra arba parduota kitam ir jokius įsipareigojimus jums mes neįvykdysim. Tai kad iš tikrųjų, kada jūs žiūrit kainą, supraskit vieną, kad, už dyką nieko nebūna. Kad jeigu kažkas kaina labai maža, žymiai mažiau nei pardavinėja kitus, reiškia kažkas tai yra užkasta.
reiškia, jūs galit turėti, gal pasiseks čia ruletė, suprantu, gal ta įranga neįsuges, nebus kažkokių problemų ir ten 2 metai attarnaus, bet pagal tos skambučius, kodėl dažnai aš labai gaunu, žmonės klausia, kaip, kas, gal padėtis, kas tada atsitiko, tikrai yra šansas, kažkas bus, kažkokios nesupratimus ir kada jūs tas pardavėjas paliks jūs ant ledo, kadangi jis nenorės mokėti savo pinigų, pašalinti jūsų problemą. Tai kad visada siūlau atkreipti tai dėmesį ir neįti, jūs žinote patys, pavyzdžiui, internete labai daug socialinius tinklus visokius, ten SMS siunčia, padėsim jums įvestoti, jūs ten galite uždirbti ten 300% tam pelno, dar kažką tai. Ir tos žmonės, kurie nori, kaip sakoma, tų pasakiškų pinigų, tų kažkokį labai gerų pasiūlymų eina į tą dalyką ir tom sukčiai jie pritraukia, būtent gerom sąlygom, kažkokio pasakom kažkokiam, pritraukia žmonės ir po to žmonės nukentėja. Tai kad, pavyzdžiui, irgi kai kurias man skambino, o tai gal galit parduoti kokį seną, naudotą įrangą. Aš sakau, ne, mes parduodam tik naują, su garantijas viską. Jūs supraskit, pavyzdžiui, jūs nupirksit kokį kondicionierį už 200 eurų, naudotą. Bet jeigu suges kažkoks kompresorius pareis, plokštė kokie valdymo, tai remonto pasimontuoti bus kainuos 700 eurų. A jums tai apsimoka, sumokant 200 eurų, po to remontuoti savo lėšus kokį 700 eurų atiduoti. Ne, tai neapsimoka. Tai kad visada būkit budrus. Ir visada galvoju taip, kad, kaip sakoma, nemokamai mūsų pasaulyje nieko nebūna. Jeigu kažkas yra labai tartinai, labai papigiai, tai reikia suprasti, kad kažkas ten kažką tai yra kažkokie niuansai, kurių po to jums gali kainuoti žymiai brangiau. Tai kad aš manau, kad mano video padės jums suprasti tą dalyką ir išvengti kažkokių ten nesupratimų, problemų, kažkokį ten papildomų jūsų piniginių išlaidų. Ir jeigu jūs neplanuojat pirkti, tai prašau permesti mano video kitiems jūsų draugams, giminaičiams, kurie nori įsigyti įrangą, ir kad jūs nepakliūstų kažkokios tokios, nemaloniai situacija. Tai kad visiems linkiu, kaip sakoma, gerų pirkinių, geros prekės, geros nuotaikos, kad jūs būtų patenkinti ir irgi nepamirškit mūsų internetinį parduotuvę, aš parašysiu apačioje prie komentarų. Mes stengiamės, mes jau dirbom nemažai metų, galit pažiūrėti per rekvizitus.lt daug teigiamų komentarų, ta prasme, daug teigiamų atsiliepimų apie mūsų įrangą, apie mūsų paslaugas. Ir kaip sakoma, su protu galvoti ir prieiti prie tokio pirkinio, kad po to negalėtis. Taip, viso gero, kaip sakoma, laimingai laukiu jūsų komentarų, sakysim, ką jūs galvojate, ar buvot irgi kažkokia tokia nemaloni situacija patekusi. Labai būtų įdomu paskaityti ir man, ir kitiems kanalo žiūrėtojams. Statom laikus, užsirašom į kanalą, iki sekančio karto. Iki.